Paksas ir vėl Viljamsas, kaip du buliai surėmė ragus. Gal ir įdomu būtų stebėti šią kovą, jei tarp jų ragų nebūtų mūsų. Taigi, laba diena, ponas Bliumentalė, kaip sekasi? O, sveikas, jeigu nemylioji. Vat senai jūsų nemačiau, ką čia veikiate? Intelektualiniai žaidimai lavina fantaziją, džiugu į dangų. O su Viljamsu kokių reikalų dabar turite? Oi, taigi mano klientas. O, mat kaip? O, tai ką jisai blogą padarė, ką jis veikiate dabar? Хочешь подать абстрактный трибунал виса говеда президент. Ой. И Пакса, и Путина, и Рабиндраната Тагора, и Туту. O tai Putiną už ką? Už ką? Iki ko dabar šalį? Bagdakas, kas ką nori, tas tą daro. Kažkoks Lukas Oilas pardavinėja naftą kairėn, dešinėn, o kas Viljamsas? A Viljamsui špigas taukotis. Čia kas tvarka? Nesupratau. Nugi Viljamsą ekspertai nustatė, kad jeigu ne tas Lukas Oilas, tai Viljamsas gyventų Lietuvoje, kaip inkstas taukose. A kas kaltas? Putinas kaltas. Nes pas tą prezidentą tvarkos niekada nebuvo ir nebus. Bet tai ponas Bliumentalė, tai palaukit, taigi čia rinkos ekonomika. Būtent, kad rinkos ekonomika. A šitas Lukas yra durnas, nes jis nesupranta, kad savo oilą geriau parduoti yra Viljamsui lengvatiniam sąlygam. Bet tai galima pirkti kitur. Nu, bet va, kad kitur niekas neparduoda. A Rusas turi parduot, Viljamsui turi parduot, bo anam tai naudinga. Tai Viljamsui naudinga. Ne, Rusui. A Viljamsas tada sutiktų pirkti. Ir ekspertai pastebėjo, kad jeigu ne tas bestija Putinas, pas katrą nėra tvarkas, viskas būtų gut. Gešeftas. Ne, ne tvarka. O kodėl Rusui, taip sakant, naudinga, ką? Todėl. A todėl, kad tai pinigai eina į kitas rankas ima kiti pinigai sudaromas sutartys, kosnas kažkam kažkur skolingas, ir vato bobai devintinis. Ne, ne tvarka. Palaukit, bet tai, o kuo čia dėtas Paksas, nu? Oi, Paksas ne biznėrus. Oi, ne biznėrus. Nikaip negali parduot galvos. Kokios galvos? Nu, Mažeikių įmonės galvos. Nu, tas akcijų likutis, kur lika pas Paksą, yra įmonės galva. Palaukit, aš galvojau, kad galvą nupirko Viljamsas, nu? Viljamsas nupirka tešmenį, a Makaulis lika pas Paksą. A jeigu negali parduot Makaulis Rusui, nu tai nesidėk savo vietą, aš taip sakau. Palaukit, nesuprantu. Ir vėl. Nu, sakysim taip. Nu. Makaulis parduotas Rusui. Nu. A Makaulį galvą tai reikia šert kažko. Reikia būtinai. Va, a tada Viljamsas gali tampyti už spenę tešmenę. Nu, a dabar Viljamsams tampa už spenę. A naftas kaip nėra, taip nėra. Netvarka. O tai kas čia kaltas? Nu, ekspertai nustatė, kad kaltas yra prezidentas Paksas ir prezidentas Putinas. Palauk, bet tai aš taip suprantu, tai kad ir Paksas nori savo kažkokios tai naudos. Paksas nori pinigai. Paksas pas mus realits. A kam paukščiai pinigai? Tai jūs sakote, kad Viljamsas čia nieko dėtas, taip? Nu, ne. Nu, ekspertai nustatė, kad kaltas yra Paksas, ir kaltas yra Putinas, ir yra kalti jų prezidentų patarėjai. Jeigu ne jie, tai Viljamsas būtų čiki-piki gešeftas. Tai dar nei vieno prezidento nepadavėte tribunolą. O, aš žinau, kad anis yra parsai, kad kalti, bet nikaip nerandu pagrindą, kaip prikipti.
O aš pagalvoju, vat kodėl tokį keistą skelbimą apie jūs išspausdino laikraštis, va. Nu, ich ką ten rašo? Pats kvailiausias Lietuvos advokatas yra advokatas Blumenthalis. Oi, taigi džiugu girdėti. Va čia ir prierašas. Jei ponas Blumenthalis mano, kad šiuo skelbimu yra žeminama jo garbė ir orumas, tai 10 000 litų moralinė kompensacija jam bus išmokėta Viljamso kasoje pirmojo pareikalavimu. Oi, ir ne 10 000, anis man dabar skalingi yra mažiausiai 100 000. Ir ne lito, a dolerių. O man atrodo, jūs klystate. Aš žinau, kad civiliniam kodekse yra parašyta, kad už garbės ir orumo įžeidimą moralinį kompensaciją 10 000 litų. Va. A mano stalčiukė guli sutartį su Viljams, kad už informacijas apie mane skleidimą yra numatyta bauda. 500 000 dolerių. Ir netrukdytų man žiūrėt į dangų.